Labas rytas. Tai va, atsikėlėm, nusiprausėm, pavalgėm ir važiuosim dabar link Vilko irštvos. Prašome vykti kartu su mumis. Štai atvykome mes į Vilko irštvą ir pradėsime ekskursiją. Štai čia yra visa schema, kur mums reiks eiti. Vokiečių kareiviai saugojo įėjimą. Jo, čia antras numeris. Subukyta, subombarduota viskas. Sugriuvę. Štai trečiu numeriu pažymėtas barakas buvo. Jis buvo susirinkimų pastatas, pastatytas 42 metais. Stauffenbergas čia įvykdė šitam pastate pasikėsinimą į Hitlerį. Bet, nors ir sėkmingai pabėgo iš čia, palikęs bombą, bet Berlyne buvo suimtas ir per 12 valandų buvo nuteistas ir sušaudytas. O čia tas pats pastatas iš kitos pusės. Štai kas likė iš pasitarimų pastato. (1944 metais, kai atsitraukinėjo vokiečiai, viską susprogdino. Gal ne visai viską, bet didžiąją dalį. O čia buvęs saugumo tarnybos pastatas, kuris saugojo Hitlerį. Šiai tarnybai vadovavo SS pulkininkas Hansas Rattenhuberis. O šis pastatas buvo visai priešais Hitlerio rezidenciją, kurioje jis praleisdavo daugiausiai laiko. Tai pastatas numeris 4 buvo kaip ir asmeninė Hitlerio būstinė, gyvenamoji vieta. Čia jis praleisdavo daug laiko. Čia buvo jo sargyba, čia saugojo jo maisto atsargas. Šis pastatas buvo pastatytas 1942 metais. Viduje yra eksponuojami tų laikų eksponatai ir net asmeniniai Hitlerio daiktai. Mašinėlė, kuria kirpo Hitlerį, odekolonai, kuriais jis kvepinosi ir kvepalai. Šis pastatas liko nesusprogdintas todėl, kad kai sprogdino visus kitus pastatus, čia gyveno, buvo apsistoję sprogdintojai. Ir atsitraukdami jie šitą pastatą nespėjo susprogdinti arba nenorėjo susprogdinti ir paliko. O čia kino salė. Kino salėje yra daug Antrojo pasaulinio karo eksponatų. Faust patronų. PPŠ. Čia buvo Hitlerio kino salė, kurioje susikviesdavo generolus ir žiūrėdavo filmus, kaip sėkmingai jo kariuomenė triuškina ir užiminėja kitas valstybės.
Čia bunkeris pastatytas 41 metais. Pradžiai buvo plytų, paskui buvo padengtas betonu. Stogas buvo 7 metrų storio. Čia buvo svečių slėptuvė nuo bombardavimo. Įėjimai čia uždaryti, nors matosi dar likę praėjimai. Pabandysiu įlysti į šitą kambarį. Čia gerai matosi, kokio storio buvo sienos ir kokio storio buvo įkritusi stogo perdanga. Septintų numeriu pažymėtas barakas buvo naudojamas kaip stenografistų atvežtų, pavyzdžiui, iš Berlyno apgyvendinimui, kada vykdavo svarbus pasitarimai tarp generolų, fiurerio ir šiaip atvažiavusių svečių iš kitų valstybių. Čia vėl kažkieno dačia, sodo namelis. Čia yra labai masyvus bunkeris, bet labai gerai apsaugotas nuo įvairių bombardavimų ir netgi nuo dujų atakų, kadangi durys buvo hermetinės, o viduje buvo oro filtravimo sistema ir patalpos ilgesniam laukimui. Čia yra Bormano bunkeris vadinamas, kuris buvo pastatytas kaip nuo bombų slėptuvė. Yra viduj kambariai, yra praėjimai 2 metrų aukščio. Lubų perdengimas pirmas buvo padarytas 3 metrų, virš jo buvo tarpas 50 cm su žvyro sluoksniu, o toliau vėl iki 4 metrų aukščio lubos, kad apsaugotų nuo bet kokių bombardavimų. Čia anksčiau buvo daug atramų padėta, mačiau nuotraukas, bet dabar jau tos atramos pašalintos. Atramos simbolinės, o kaip čia va tokios, dėl grožio, dėl įdomumų. Tai va, kiek betono virš manęs dabar. Pažiūrim, kokios storios sienos buvo. Čia siena. Štai kokios sienos. Tokios storios sienos buvo. Neaišku, kiek čia buvo viduj pridėta sprogmenų, kad tokias sienas išverstų ir dar atstumtų tiek metrų į šoną. Čia matosi buvęs praėjimas, bet jis jau tamsus. Einam prie sekančio objekto. Parodėt ateinančiam kartom, kaip čia buvo. Jo. Čia gyvena daug šikšnosparnių šiuose pastatuose apleistuose ir prašo ten nelandžioti. Būtent čia. Čia 12 numerį pažymėta. Čia buvo priešgaisrinis rezervuaras, esant gaisrui, kad turėtų vandens. O čia štai pagrindinė
Hitlerio būstinė. Tiksliau ne būstinė, o gyvenamosios patalpos buvo. Miegamieji, vonios kambariai, priimdavo svečius, darbo kambarys Hitlerio. Bet šiame pastate jis pragyveno iš viso tik 12 dienų, 44 metų lapkričio mėnesį. Gal nebereikalo šitą bunkerį pažymėjo 13 numeriu. Štai taip atrodė sienos. Jeigu neklystu, tai šitas bunkeris buvo pats didžiausias. Jo išmatavimai buvo ilgi 67 metrai, o plotis 38 metrai. Čia dar vis 13 numeris. Hitlerio patalpose, matau, buvo daug įvairių praėjimų. Gana didelis, labai nedidelis pastatas. Netgi kažkokia rūsė yra. Štai kažkokio rūsio patalpos, buvę giliai įėjimai. Neseniai skaičiau straipsnį, kad po šiuo Hitlerio bunkeriu gali būti paslėptas gintaro kambarys kažkur rūsiuose, bet paieškas apsunkina užgriuvę milžiniški betono luitai. Ten matosi vidus tiek įgriuvęs. Taip, tokie milžiniški įgriuvę betono luitai palieka didelį įspūdį. O mes vis dar einame aplink 13 numeriu pažymėtą Hitlerio bunkerį. Štai toks vaizdelis. Tai va toks tas Hitlerio būstas, bet kas keisčiausiai, kad šiuo laiku yra išlikusi dar Hitlerio katė. Visi sakė, kad jie šunį laikė, bet pasirodo katė. Taip, katytė. Labai gera murkė. Taip. O mes vis dar einame aplink Hitlerio bunkerį. Visi tie ponai, kurie mėgsta kankinti ir žudyti kitus žmonės, patys labai bijo mirties ir privalo tūnoti tokiuose bunkeriuose. Na, o mes einame tolyn. 20 numeriu pažymėta Hitlerio buvusi adjutantų rezidencija. Adjutantūrą sudarė 2 pastatai, tai buvo ofisas ir kartu gyvenamosios patalpos. O čia feldmaršalo Vilhelmo Keitelio bunkeris. Praėjimai tarp bunkerių buvo uždengti maskuojamaisiais tinklais. Bet tai buvo uždengti takai, kad iš lėktuvų nematytų, kad susilietų su miško žaluma. Saulės šviesa prasiskverbia. Einam į kitą objektą. Čia yra
Germano Geringo slėptuvė. Į ją galima užeiti. Neuždaryta. Geringo bunkerio viena pusė po sprogdinimų liko sveika, todėl galima čia praeiti. Kažkada čia Geringas vaikščiojo, o šiuo metu mes vaikštom. Štai išėjimas į viršų ant stogo, o gal į antrą aukštą. Karo nusikaltėlis, nacistinės Vokietijos politikas ir karinis vadovas Hermanas Vilhelmas Göringas buvo antrasis asmuo po Adolfo Hitlerio ir jo įpėdinis, nacių partijos lyderis nuo 1932 iki 1945 metų. Göringas su Adolfu. Čia taip pat. Pažiūrim čia kas. Čia labai skersvėjis didelis. Aha. O taip atrodo bunkeris. Išgriautas. Šis Göringo bunkeris buvo įvestas į eksploataciją tik 1944 metais. Du kolegos. Šis bunkeris buvo gerai apsaugotas nuo bombardavimų ir turėjo gyvenamas patalpas su atsargomis ilgesniam laikui. Šis bunkeris, kaip ir Adolfo Hitlerio bei Bormano bunkeriai, taip pat turi hermetinės duris ir oro valymo sistemą. Dzień dobry. Šio bunkerio ilgis buvo 27 metrai, o plotis 21 metras. Bet koks tarpas likęs, kaip pagriuvę viskas. Įsivaizduok, kiek sprogmenų reikėjo, kad išjudinti tokias. Šie bunkeriai buvo susprogdinti iš vidaus ir vieno bunkerio susprogdinimui reikėdavo maždaug apie 10 tonų sprogmenų. O čia Geringo namas. Šiame name Hermanas Geringas gyveno ir leido didžiąją savo laisvalaikio dalį. Hermanas Göringas labai mėgo prabangą, todėl šis namas buvo labai gerai įrengtas viduj. Po antrojo pasaulinio karo Hermanas Geringas buvo teisiamas Nürnbergo teisme ir už karo nusikaltimus nuteistas mirti pakariant. Bet likus 2 valandoms iki egzekucijos nusinuodijo kalio cianidu. O šitas pastatas buvo operatyvinio štabo viršininko Adolfo Jodlio. Šiuo metu muziejus. Stendų muziejus. Štai kaip atrodė generalinis štabas. Čia yra sumaketuotas tas kambarys, kuriame buvo pasikėsinta į Hitlerį. Čia yra ta vieta, kur buvo pasikėsinta į Hitlerį. Toj vietoje stovėjo padėta bomba, žolinis stalas. Ir sužymėtos vietos, kurioje vietoje stovėjo kokie karininkai. Na ir matosi, kad pulkininkas Klausas von Stauffenbergas, palikęs portfelį su bomba, skuba link išėjimo ir skubės į aerodromą. Sprogus bombai žuvo 4 aukšti karininkai, 11 nukentėjo, o Hitleris visiškai nebuvo sužeistas. O pulkininko Stauffenbergo likimą jūs jau žinote. Čia rodo filmą, kaip atrodė po sprogimo. Pasitarimas. Čia pastatas pažymėtas 18 numeriu. Dabar čia yra sandėlis.
Na, o šiame pastate Trečio Reicho aukšti karininkai linksmai leisdavo laiką. Šitas pastatas buvo kazino. Čia pramogaudavo ir smagiai laiką leisdavo Trečio Reicho karininkai, aukšti karininkai. Nuvažiuosim dabar, pravešiu jūs po teritoriją, kad greičiau viską pamatytume. Mes jau pavargome vaikščioti pėsčiomis, manau, kad jūs taip pat. Bandžiau užvesti, bet neužsiveda. Teks toliau kulniuoti. Einam. Dzień dobry. O čia šio karinio miestelio garažų barakas. Švaduotojai. Šiame barake parkuodavosi 2 Adolfo Hitlerio Mercedesai skirti oficialiam svečių priėmimui ir atvežimui į miestelį. Taip pat čia buvo laikomi ir šio karinio miestelio apsaugos automobiliai. O rytinėme priestate dar buvo laikoma greitosios pagalbos automobilis ir gaisrinis automobilis. O vadovavo šiam automobilių parkui šturmbanfiureris SS Erikas Kempka. O dabar artėjame prie kito bunkerio. Čia yra ryšių skyriaus bunkeris. Iš čia palaikė ryšį Wehrmachtas su visais kariaujančiais ir nekariaujančiais. Taip atrodo dabar anas galas susprogdintas. Tai va, pastebėjote, kad šiame karinėme miestelyje buvo viskas. Buvo viskas, kas būdinga miestui, tai yra kanalizacija, vandentiekiai, gatvės, ryšiai, greitoji medpagalba, gaisrinė, geležinkelio mazgas ir aerodromas, kurio mes neaplankėme. Dar praėjome apgriuvusį spaudos biuro bunkerį ir... Tai va, bunkerio apžiūra eina į pabaigą, grįžinėjam atgal ir važiuosim lankyti kitą objektą. O ką lankysim, pamatysit. Jeigu jums įdomu, važiuojam kartu.